man su tokiais kaip tu, yra, pasara. Albinai. Gal tu jau bėgi iš Respublikos? Kanelupė. Kanelupė, aš niekur neisiu. Aš čia gulėsiu po tavo langais ir lauksiu, kol atvarys vilkai. Ir aš labai norėsiu pažiūrėti, kaip tu ramia širdimi išeisi pasižiūrėti į savo balkoną. Čia mane kaip dubasins, mane gal nugniaskins, čia gal kraujo klanas tam kažkoks, gal mano lavono taip kreida apiprieš. Ir aš labai norėsiu pažiūrėti, kaip tu ramia širdimi išeisi parūkyti, o aš jau tave žiūrėsiu iš tenai, į čia, žiūrinčią į mane, gulinčią čia. Aš labai norėsiu pažiūrėti. Oi, laukiam, mes vėlučių laukiam, oi, laukiam. Kanelupė. Kanelupė, sakau, gal kavos? Laukiam traukinio, kuris kažkodėl vėluoja. Beje, į ką panašu? Janą Karenį. Tai žodžiu, kol aš laukiu traukinio, kuris vėluoja, aš jums galiu papasakoti apie svarbiausią šio pasakojimo personažą. Apie savo žmoną Rozamundą. Jos man. Punta vaikeli.
Ačiū tau Dieve už šias. Vaikeli, Rosamunda, eik iš dušo. Mes nebegalim sau leisti tiek vandens. Rosamunda! Ir tada... Aš žinokit, tikrai nežinau, kaip tai valgom. Atsiprašau. Lomba nauja. Ne. Ir šitoje istorijoje pirmą kartą išeis mano žmona. Žinokit, aš nemačiau, kaip jinai atrodė tada išėjus iš dušo. Bet aš ją mačiau vėliau. Ką sakai? Palauk, nieko negirdžiu, vandens pilnos ausys, palauk. O, mamytė, ko nesuvalgė? Neskanu? Skanu, mamytė. O kanu čia plomba? Mamytė, tu per vieną naktį pražilai 72%. 78. Mamytė, čia jeigu dėl to, kad aš tiek maudausi, tai žinok, dabar yra ir miltelių, kur aš galiu sausai išsimaudyti. Mamytė, nepyka manęs tokios nedėkingos kalės. Na, aišku, tokių žodžių dar nežinojo, bet sužinos tos žodžius, kai sutiks mane. Žodžiu. Ir tada motina Rosamundai pasako, kad Rosamunda galės pagaliau pirmą kartą išeiti į pasaulį. Mat motina laikė Rosamundą uždariusią 16 metų namie. Kad nenutiktų kokių nelaimių. Tai va, dukrytė, tu turėsi išeiti į pasaulį. Mamytė, bet jeigu tu sakei, kad tenai vampyrai, vilkolakiai, zombiai, vyrai, mamytė, žinok, aš nenoriu, ten tikrai baisu. Na, supranti, dukrelė, aš vykdžiau šiokią tokią prevenciją ir ne viskas, kas pasakau, yra visiškai tiesa. Supranti, aš perdėjau. Pavyzdžiui, atsimeni, sakiau, kad negalima krapštyti nosis. Taip, atsimenu. Tai va, bet jeigu tu pasikrapštysi nosį, tau pirštas tikrai nenudžius. Mamytė, bet taigi sakei, kad jeigu pasikrapštysiu, pirštas nudžius. Rosamunda, nu pabandyk, tu pasikrapštyk tą nosytę. Mamytė, aš tikrai nenoriu, tu įsivaizduok. Aš pasikrapštau nosį, man nudžiūsta pirštas, einu per gatvę, sutinku draugą ir draugas man sako, duok 5. Ir aš taip pat kišu ranką ir jis man sako, manau, čia per pankuchaną man atkišai. Nu gerai, dukrelė, nu nenori nesikrapštyk tu tos nosies. Bet atsimeni, aš sakiau, kad jeigu tu nusikeiksi, tau tikrai nudžius liežuvis. Pamenu. O tai žinai, kame bėda? Jie jau pabėgo. Tai supranti,
Tau tikrai nenučiūs liežuvis. Bet mamyte, tu įsivaizduok. Rozamunda, nu tu pabandyk pasakyti paskui mane. Sakyk. Bliat. Mamyte, aš tikrai nenoriu. Nu, Rozamunda, nu tu pasakyk. Mamyte, aš tikrai nenoriu. Tu supras. Aš pasakau tą. Ir aš tada einu pas daktarą. Man nučiupo liežuvis. Aš ateinu, daktaras sako, iškiškite liežuvį. Aš iškišu ir jis man sako, kad tu čia per vaflį įsidėjusi tą būdą. Nu, Rozamunda, nu, bliat, tu pasakyk tą, bliat. Gerai, Rozamunda, nu nesakyk, bet tu vis tiek nueik pas močiutę ir pasiskolink pinigėlį. Kiek? Nu, milijoną. Už kur močiutė turi tiek pinigų? Laimėjo loterijoje. Sena karvė. Tai va, dukrelė, ar nueisi? Mamyte, bet aš tikrai nenoriu. Matai, nenori. Nu nenori, tai ir nereikia ir būk tokia. Ir aš atsuku tau nugarą. Mamyte, nu neatsuk man nugaros. Nu, mamyte. Gerai, jeigu taip nori, tai aš išeisiu. Viskas, gerai, mamyte, aš einu. Viskas? Nu, ate. Aš nežinau, kaip atrodė jos pirmieji žingsniai pasaulyje. Aš jums pabandysiu jos pateikti savo interpretaciją. Opana. Opana. Mėlyne, 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 mėlyne. Mėlyne. O. Bičiokas. Marlboro. Ei! Ei! Kas jums yra? Jums kažkas nutiko, jums reikia pagalbos, kas jums yra? O aš tik už po tos dėžės, kas man yra? Tu klausi, kas man yra? Va, kas man yra? Gauja? Tėvas? Tremtis? Sužadėtinė? Kas man yra? Kas man yra? Tu supranti, mano auselis, mano gražuolė, mano meilė, mano... Ai, ne, čia ne, tu čia kunigų petėlė. Supranti, jinai galvoja, kad aš esu tinginys. Aha, bet supranti, aš esu baisiau. Aš esu bailys. Nu taip, aš bijau smurto, aš bijau kraujo. Tu čia! Ir supranti, aš esu pacifistas. Tu supranti? Nu aš nieko negalėjau tada padaryti. Marty, ko tu čia slėpies? Kai mes buvom su Svaika pasiųsti tą Vokietijos kelią. Nu aš nieko negalėjau padaryti, tenai nuėjo, supranti? Mes ateinam, Svaika tik pasileido tą kioskelis, taip privarė prie jo, žlupo jį žemės, apvertė ir pradėjo purtytis. Purto tą kioskelį,
Birėjo visos prekės, kol galų gale išbirėjo ta bobutė, kur sėdėjo vidury. Nu ir tada jis pradėjo rūšiuoti tas prekės, aš stoviu. Stabas, apstulpęs, kaip tas stulpas, stoviu ir nieko padaryti negaliu. Ir jisai surado, nu žinot, tie žiebtuvėliai, kur būna su lemputė kitoj pusėje. Nu ir pradėjo ten juos rūšiuoti. Niekad neimdavo rožinių ir žydrų, nes čia, pidariai. Bet visą laiką pasimdavo tik rožinius ir žydrus, nes buvo daltonikas. O tai apie ką aš? Jisai su tai žiebtuvėliais pasiėmė vieną tą lemputę įjungęs ir tai bobutė. Švelniai tariant. Labai švelniai tariant, švietė į akis. Va taip. Ir tada nulipando tos bobutės ir man sako, Albinai, pažiūrėk, ką parodysiu. Ir taip šviečia į vieną ausį ir pasisuka. Tai buvo baisiausia, kai aš per kitą ausį pamačiau šviesą išeina. Aš stoviu, aš nieko padaryti negaliu. Jis tik pribėgo prie manęs, pasiėmė kaip kokį pamestinuką, po pažastim numetė prie kanelupės durų, davė žiebtuvėlį, o pats nubėgo. O kitą kartą buvom pasiųsti sumušti prekeivių, kurie nemoka duoklės mokesčio atseit. Mes tik atėję sužinojom, kad tai buvo darželio vykdoma akcija. Darželinukės pardavinėja savo darytą limonadą. Aš nieko nespėjau padaryti. Svaika ten žemyn nuo kalno į tą darželį ir kaip jis ten įpadycha visiems, atvarės ten visiems. Ir tada iš to darželio tokios kaip skrūstelės, jos taip kaip pastiprinimas atvarė, jos taip Svaika apspito. Ir tas kalnas šnapždėjo, šnarėjo. Skrūstelėm išsiskirščius. Svaikos ten nebuvo. Jos jį suvalgė. Užgerdavo savo darytų limonadų. Aišku, Svaika po to atsirado po porą savaičių ir vedė dvi darželinukės. Tai yra auklėtojas. Tai ir tu supratai, aš nieko negalėjau padaryti. Aš tiesiog bijojau, bet aš netingėjau. Ir tada šita draugiška, naivi, dora ir nekalta mergaitė suprato, kad jinai gali patikėti savo bet kokią paslaptį man. Bet tada iš karto suprato, kad jos gyvenimiška patirtis yra gerokai ribota. Jinai menkesnė už mano. Bet jin pasakė pirmai galvą atėjusi dalyką. O mano mama boilerį vadina broileriu. Taip pamatė, kad iš manęs jokio feedbacko negauna, atsako. Ir pasakė kitą dalyką. O mano močiutė laimėjo milijoną loterijoje, va. Eik tam milijoną. Milijonas. Aš ją iškart sakau, zoriukas, tu faina pasirodė, bet tas buvo milijonas, tai žinau. Man jokio įspūdžio nedarė. Bet tas milijonas padarė įspūdį. Ir patikėkit, dar ir kokį įspūdį. Tas milijonas, tą įspūdį padarė šitai kavos mano tėvui. Ir tada ta urna pradėjo šaksėti, kliuksėti, tabaluotis, makaluotis, skaisti ir iš jos įmo pradėjo sklisti garsas. Atrakinam. Aliu? Palauk, nieko negrįžau. Palauk. Aha. O, palauk. Palauk, pelenai. Klausau. Jau. Gerai, taip, man irgi reikia. O kaip tau sekas? Gerai, supratau. Gerai, reikia. Gerai, ate. Užrakinam. Man irgi reikia to milijono. Suprantat, su tuo milijonu, tai ašgi galiu viską. Pagalvokit patys, esat svajoję. Ką daryčiau, jeigu laimėčiau milijoną? Bet šis svajonės, o man čia rankai pasiekiamas dalykas. Suprantat, aš su tuo milijonu galiu prisisamdyti separatistų. Atvaryti pas Romką ir sakyti, Romka, huilo, Aš galų gale galiu atvaryti pas Kanelupės. Mažbūdė, žiūrėk, kiek aš turiu babkių. Galų gale galiu prisipirkti alaus, čipsų, galiu būti kaip tėvas.
Aš galiu būti kaip tėvas. Oi, tu savo. Bet tai čia kaip Hamletas. Tenai Hamletų irgi tėvo vaiduoklis apsireiškia ir daug reikiamos informacijos papasakoja. O vaiduoklių tai nebūna. Čia kaip metafora. Hamletas nematė jokio vaiduoklio, jis ten girdėjo, ką norėjo girdėti. Kitaip tariant, vidinis balsas jam pašnabždėjo. Nu, pagalvokit, kalbėt su urna. Aš irgi girdėjau, ką norėjau girdėti. Girdėjau vidinį balsą, girdėjau savo pasąmonę. Ir tada aš po to suvokimo, aš žiūriu, kaip jinai žiūri į mane. Aš irgi žiūriu į ją. Aš matau, kaip jinai svajoja. Nu, kaip jinai galvoja apie mane. Tai aš irgi galvoju apie milijoną. Mergaitė, tu matai kiek valandų? Pirmas debiutas pasaulyje ir tu vėluoji pas močiutę. Tai žiūrėk, aš tau padėsiu. Neik trumpiausių kelių, nes ten vilkai plikledis, jo, gerai, plikledis, kelio darbai, ten baisu. Geriau eik, va, ilgesnių kelių, čia ramu, viskas eina, aš ten palydėsiu. Nu, va, čia, ten, nu, gerai, eik. Nu, aš ir pradėjau ten pasakot, sakau, eik, nu, aš susirasiu tave, galų kad... Taip, sakau, nu, tu paskubėk, vis tiek mačiutė, ko gero, sena, laukia, valgyt nori, pyragėlių neši. Aš tikrai tave susirasiu, per Facebooką parašysiu galų gale. Gerai, ir aš pradėjau ten įsakyti, sakau, aš ką tik baigiau vienus santykius. Nu, šiaip buvo su Kidena, darbe buvo, labai galvas skauda, nu, žodžiu, pasakiau visą moterų klasiką, kaip neduoti, ir tad... Aha. Nu, tai. Sako, 16 metų namie buvo. O ką jūs juokėtės? Nu, jai 16, man 17. Taip, kur aš baigiau? Jūs taip žiūrite, ten aš nebaigiau. Aš baigiau ant milijono. Taip, man irgi reikia to milijono. Tai aš pasiėmiau daiktus, tėvai parankėm ir iškeliavom pas Rozamundos močiutę. Aš priėjau prie durų ir pasigirdo garsas. Patrauk! Už! Virvelės durys. Pačios atsidarys. Nu, ten buvo tokia virvelė, aš ją ir patraukiau. Nu ir nutraukiau. Taip, bet durys atsidarė. Aš įeinu į vidų. O tenai stovi tokia... Močiutė. O, kunigėli, kaip gerai, kad atėjo. Bet tai koks jūs jaunas, klausykit, kiba klierikas būsit, nu kaip koks Liudas Vasaris ten. Einam iš to koridorių į saloną, žinokit, taupau elektrą. Čia tamsu, einam. Galima aš į parankę jums. Bet tai jūs koks raumeninkas. Gerai, einam. Atėjom. Tai va, kunigėlė. Va, tai ko jūs čia taip siūbuojat į mane, mes nešauksim. O kas čia? Jau pelinai kokie gerai relikvijos. Tai va, kunigėlė. Man atrodo, kad mane apsėdo biesas. O pirmas bieso apsėdimo ženklas yra nesuprantama kalba. Aš Kas čia pas jūs per pulkas? I see dead people. Matėt, kunigėlė, aš pati nesuprantu, ką aš sakau.
sitting dead. Tai matot, kunigėli, aš nežinau, kas su manim daros. O viskas prasidėjo tada. Kai aš laimėjau milijoną. Nu, aš irgi netikėjau to mantim, bet pasirodo galima. Pasižiūrėkit. Tai va, aš laimėjau milijoną, o tada pas mane pradėjo plūsti. Visoką plauku, ginkluoti iki dantų tikrai ne piligrimai, ne maldininkai ir tikrai ne misionieriai. O visoką plauku, ginkluoti iki dantų citizenai. Matot, ką aš kalbu? Ginkluoti iki dantų pilionys. Ir jie pras mane pradėjo plūst. Na, aš būdama tokia guvi moteriškė, aš juos visus su tuo čmudanu tik tai šnaivę. Ir į daržą. 13 net. Sakau, pieso ženklas. Einam, aš jums parodysiu. Nu, bet dabar jau gausit peršoš mano čmudaną. Nu, apajėkit. Gerai. 1, 2, 3. Hopa! Mano Darijus koks sportsmen. Eina prie lango. Atėjo. Bet tai jūs pasilenkėt, žinokit, ten purvinę. Čia 10, 13 yra. Aha. Tai va, kunigėlė, paikime atgal. Nu, bet dabar atgulom, teks peršokti, jau peršoksit. Na, va. 1, 2, 3. Hopa! Pajut kaip koks tik štai, ninja. Atsiprašau. Tai va, kunigėlė, aš noriu, kad jūs man padarytumėt. Padarykit man, kunigėlė, nedicką egzorcizmą. Padarykit man. Ačiū. Ir užvyko. Trylika daugiau. Tu patyrė duobkasiai su ekskavatoriais tiek neiškasa. O čia viena moteriškė. Pinigų angelas. Ir aš buvau beveik vėl be pabaigas. Bet tada į savo sprandą aš pajutau šalčio alsavimą. Aš tiesiog užsimesu tenai močiutė. Užsimojus tokiu kirviu, tas kirvis apgangėjęs, visas apkrešėjęs. Ir aš taip, aš turėjau tą čumudaną, ką jūs būtume darę mano vietoje. Aš tai galvoju, kažkaip užsidengsiu, gal nepataikys arba į tą čumudaną pataikys ir aš taip dengiausi. Ir aš taip įstūptelėjau ir taip krito ir taip sugavo. Taip kontrolinis.